Pirminis dalykas, ką reikėtų paminėti, tai yra mes atliekame tą procedūrą, stengiantis prailginti gyvūno gyvenimo trukmę ir apsaugoti jį nuo tam tikrų susirgymų susijusių su gimda arba sėklidėmis. Kokiame amžiuje reikėtų gyvūną kastruoti, sterilizuoti? Manau, pirminis aspektas yra mums nusistatyti, kiek mūsų gyvūnui yra svarbu subręsti lytiškai. Tarkim, kalbant apie didelės, masyves veislės, jas reikėtų kastruoti, sterilizuoti šiek tiek vėliau, kad jie pilnai subręstų, jų raumenynas susiformuotų, jie būtų pilnai užaugę, sakykime. Mažas ir mažesnės veislės, taip pat ir kates ir katinus galima kastruoti ir sterilizuoti šiek tiek anksčiau. Tarkim, katinus galima nuo pusės metų. Yra tam tikras konkretus laikas, kada reikėtų tai padaryti, tai ką žmogus turėtų žinoti? Na, turbūt negalima tiesiog atvežti į kliniką ir sakyti, štai dabar darome procedūrą. Kalbant apie patinus, to tikro laiko tokio nėra. Jiem, sakykime, nėra nustatyta taip, kada juos tikslingiausia ir būtent apie tą periodą. Tik turim pasiekti amžiaus, aišku, ribą. Su patelėm, taip, tai reikėtų sulaukti, kada gimda būna tame ramybės periode. Turėtų būti praėjusi ruja. Katėm tai turėtų būti 2 savaitės po rujos. Kalbant apie šunis, tai turėtų būti praėję apie 2 mėnesiai laiko po rujos, kadangi patelės rujoja 2 kartus į metus, pats ciklas trunka, sakykime, tas nuo rujos iki rujos yra pusę metų, tai rujai pasibaigus, tai turėtų būti liekama praėjus 2 mėnesiam po rujos. Gal galėtumėte šiek tiek detalizuoti tą rujos patį periodą, nes dažnai žmonės klaidingai interpretuoja, koks yra rujos stadija, kokia yra. Sakykime, žmonėm gal pats lengviausia pastebėti yra tada, kada nebebūna kraujo pas patelę makštyje, kada mes jo jau nepapastebim, tai jau skaitosi, kad patelė yra ovuliavusi ir, sakykime, tai jau yra tas periodas, kada jau, sakykime, ruja pasibaigė. Tai nuo to laiko, praėjus 2 mėnesiam, mes jau galim kreiptis į kliniką, atlikti procedūrą. Dažnai gyvūnui pašalinus lytinius organus, sakykime, tai ne lytinius organus, o sėklides ir gimdą, jų hormoninė veikla šiek tiek pasidaro tokia pasyvesnė, lengvesnė. Jie nėra tiek dirglus aplinkiniams dirgikliams. Tai, sakykime, agresija šiek tiek sumažėja. Tas dalykas, čia jau, sakykime, atlikti tyrimai ir dažniausiai taip nutinka, kad gyvūnai šiek tiek pasidaro, aš mėgstu sakyti, kad jie pasidaro labiau žmogaus gyvūnas ir nebe toks savarankiškas. Jis toksai pasidaro gyvūnas lipšnesnis, mielesnis, labiau nori pabūti šalia šeimininkų. Ir aišku, ką žmonės pastebi, kad tie gyvūnai gal šiek tiek ir tingesni pasidaro. Aišku, mums irgi svarbu, aš norėčiau dar paminėti apie mitybą, kad gyvūnai po kastracijų, sterilizacijų, jie yra labiau linkę priaugti svorio. Tai mums reikėtų atidžiau tą dalyką stebėti. Vis tiek gyvūnas po kastracijos jis gal šiek tiek mažiau linkęs judėti, arba bent jau taip atrodo žmonėm. Ir tada mes duodame tą patį kiekį pašaro, arba daugiau duodame, nes tas apetitas didesnis. Bet jei mes taisyklingai, normuotai ir protingai šersime gyvūną, jis nebus linkęs tukti.